Kadangi šią savaitę pardaviau vieną loftą, į kurį buvau investavęs prieš truputėlį daugiau negu 2,5 metų, tai šiandien trumpas video apie tai, kaip man sekėsi investuoti į būtent šitą objektą. Pažiūrėsime, kokie skaičiai gavosi iš mano investicijos. Taip pat perėsim per 7 punktus, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, jeigu ir tu nuspręsi investuoti į loftus kaip išankstinis pirkėjas. Ir trečia dalis bus tokia trumpesnė, kur papasakosiu, o ką aš darysiu su uždirbtais pinigais, ką uždirbau iš savo būtent šito projekto pelno. Tad jeigu pasiruošęs pasižiūrėti video apie investavimą į nekilnojamą turtą, šiuo atveju į loftus Vilniuje, tai važiuojam. Gerai, tai dabar apie mano objektą. Tai 2023 m. spalio 12 d. įsigijau loftą už 55 000 eurų. Tas loftas buvo ir tebėra Laisvės prospekte 53. Tai visa istorija labai paprasta. Aš turiu savo brokerį, kuris man paskambina, kai išrenta kažkoksai tai įdomesnis objektas arba kai vystytojas stato kažkokį tai įdomų projektą ir kai aš galiu dalyvauti kaip išankstinis pirkėjas. Kitaip tariant, aš perku loftą arba kažkokį tai nekilnojamą turtą, dažniausiai perku jį iš brėžinių. Kitaip tariant, kol dar nėra absoliučiai nieko, yra tik tais idėja ir galbūt leidimas kažką daryti. Tokiu atveju aš galiu sutaupyti, tai yra sumokėti pinigus į priekį, kad vystytojas turėtų pinigų iš ko daryti tą patį objektą, na, o aš laimiu gaudamas mažesnę kainą. Tai kai man paskambino Antanas ir sako, Žilvinai, Vilniuje, Laisvės prospekte, naujas loftų projektas, kvadrato kaina 1100-1200 eurų už 1 kvadratinį metrą. Nori ar nenori? Aš iš karto daug labai negalvoju, sakau taip, nes supranti, kad Vilniuje kvadrato kaina 2, 3, 4 tūkstančiai gali būti už 1 kvadratinį metrą, bet ne 1200, ne 1300. Ir čia jau skamba kaip gera galimybė, kurią reikėtų paimti ir panagrinėti. Mano loftas kainavo 55 000 eurų, tai buvo apačios plotas 30 kvadratų ir dar apie 18 kvadratų antresolės aukštas, tai bendras plotas 48 kvadratiniai metrai. Tai kvadrato kaina apie 1200 eurų ir gavo. Tai tokia buvo mano pirkimo kaina 23 metų spalio mėnesį. Dabar aš jį pardaviau šią savaitę už 92 000 eurų. Tai šito vietoj vėlgi nėra viskas vien tik tais pelnas, tai dėl to, kad man taip pat kainavo susimokėti nekilnojamo turto brokeriai už jos darbą. Tai ačiū labai Gintarei iš forsale.lt, tikrai puikiai padirbėta, ačiū dar kartą už tai, kad padėjo man tą parduoti. Ir vėl šitoje vietoj reikia suprasti, kad aš kai investuoju į kažkokią tai nekilnojamą turtą, mano tikslas yra būti investuotoju, o ne tuo, kuris daro viską. Tai reiškia, aš samdau specialistus, kad jie atliktų savo darbą. Tai 1500 kainavo brokerio paslaugos, kas yra, sakyčiau, tikrai labai nedaug. Plus kainavo man įsigyti loftą kaip ant mažosios bendrijos užsiregistruoti dar 283 eurus. Tai bendras mano pelningumas, jeigu pasiskaičiuoti, tai buvo 35 217 eurų per 2,5 metų. Bendras terminas. Jeigu skaičiuosim metinį pelningumą, tai gaunasi 21% metinių palūkanų, kas yra šiaip žiauriai geros palūkanos, kalbant apie nekilnojamo turto sritį, tai yra gerokai aukščiau negu vidurkis. Savaime suprantama, tai ateina su tam tikrom rizikom ir su tam tikru know-how. Pirmas dalykas, aš atėjau kaip išankstinis pirkėjas ir sumokėjau pinigus, kaip vadinkim, upfront, į priekį. Tai reiškia, kad aš išaldžiau savo pinigus iš esmės 2 metams. Bent jau tokia buvo sutartis ir aišku, kaip ir visada, kad projektai nekilnojamo turto srityje vėluoja, taip kad tie pinigai buvo išaldyti 2,5 metų. Tai vėlgi tą reikia irgi, kaip čia amerikiečiai sako, making the consideration, kad tai turi irgi įsivertinti, kad tie pinigai bus išaldyti. Tai vėlgi, tas pelningumas tikrai geras, tikrai mane džiugina ir ar aš eisiu toliau į loftų investavimą? Taip, aš dar turiu neparduotų projektų Vilniuje, ar aš pirksiu ir toliau juos? Vėlgi taip. Ir tada kita dalis, jau kaip pažiūrėjome šiek tiek į mano skaičius, o į ką atkreipti dėmesį, jeigu tu nori investuoti į loftą arba į tokį mažos kvadratūros nekilnojamą turtą. Dabar pirmas galbūt dalykas dar prieš perinant prie tų 7 punktų yra tai, kad man istoriškai labiausiai apsimokėjo investavimas į mažos kvadratūros nekilnojamo turto objektus. Ir toliau aš stengiuosi investuoti į būtent tokius objektus, dėl to, kad paprastai jų likvidumas yra gerokai aukštesnis ir jų pelningumas yra gerokai didesnis. Plus, tikrai patogus dalykas yra tai, kad tu gali ateiti į tokį objektą su gerokai mažesnė suma pinigų, negu kad į kažkokius tai didelius NT projektus. Tai dabar perinam prie tų 7 punktų, apie ką aš noriu pasikalbėti su tavimi, į ką svarbu atkreipti dėmesį, ypatingai jeigu perki kaip išankstinis pirkėjas, būtent loftą arba net ir tą patį butą. Tai iš esmės šitą informaciją
bus aktuali prašyti bet kokiam nekilnojamam turtui. Tai vėlgi, tai apie ką aš šiandien šneku, tai yra aš dalinuosi savo patirtimi per eilę metų, kada aš investuoju į nekilnojamą turtą, vėlgi nekilnojamas turtas mano portfelė sudaro virš 2 milijonų eurų, tai ir tą aš darau virš 10 metų, tai mano tikslas yra pasidalinti praktinę patirtimi, praktiniais dalykais, į ką pats aš kreipiu dėmesį ir galbūt tai padės priimti tau geresnį sprendimą. Bet gink dieve, tai nėra investicinis patarimas, kad pulkit visi investuokit į loftus. Tai yra daugiau pasidalinimas patirtimi ir tiesiog pasidalinimas tuo vadinamu know-how. Tai tikiuosi, kad tai yra vėlgi vertinga ir jeigu tai yra vertinga, būkit geri, parašykit komentarą, o galbūt kažką tai praleidau, galbūt irgi investuoti į nekilnojamo turto objektus ir dar galite kažką tai papildyti, jeigu buvo vertinga, irgi būkit geri, palikit komentarą. Tiesa, būsiu labai labai dėkingas, jeigu paspausite ant šito video laiką, nes vėlgi YouTube algoritmas tai padeda video pamatyti didesniam kiekiu žmonių. Na, mano tikslas yra būtent šiam momentui darant šitos video pasidalinti savo daugiau negu 15 metų patirtim tiek versle, tiek finansuose, kad ir kiti žmonės galėtų pasimti tas žinias ir priimti geresnius finansinius sprendimus. Gerai, tai pradėkime. Pirmas dalykas, į ką aš kreipiu dėmesį, tai yra vystytojo patirtis ir reputacija. Tai atrodo kaip ir visiškai common sense dalykas ir šito vietoj reikėtų vystytojo paklausti, kiek projektų jis jau yra padaręs, ar tai nėra jo pirmas projektas, nes jeigu mes kalbame apie loftų konversijas ir vystytojas neturi patirties, patikėkit manim, tikrai susidurs su krūva problemų, susidurs su krūva nenumatytų dalykų, leidimų gavimais, inžinierijos nesupratimais ir taip toliau ir panašiai, nes vėlgi loftų konversijos yra tikrai know-how reikalaujantis dalykas, aš to gilaus know-how pats neturiu, bet aš bent jau renkuosi vystytojus, tuos, kurie tas žinias turi. Tai vėlgi labai labai svarbu yra svertinti, ar tas vystytojas yra patikimas, kiek metų jis jau dirba toje srityje, kiek projektų jis yra išvystęs. Dabar dažnu atveju vystytojas būna kažkoks tai žmogus arba kažkokia tai organizacija ir kiekvienam projektui jie kūrė atskirą UABą. Bet šito vietoj nebijau to naujo UABo būtent tam projektui, jie tai daro dėl vėlgi rizikos valdymo, tai visą tai yra suprantama, bet man vėlgi svarbu, kad už tam projektui skirto UABo stovėtų rimta komanda, rimti žmonės, kurie tuos projektus yra darę ir tuos projektus yra darę ne vieną kartą. Nes pirmas dalykas, jie turės pažinčių savivaldybėse, antras dalykas supranta, ką daro, visą inžineriją, visus sprendimus ir trečias dalykas turės supranta teisinį aspektą. Tai vėlgi labai svarbu yra atsirinkti tinkamą vystytoją. Taip pat šito vietoj prie vystytojo punkto pridėčiau, kad turite išsiaiškinti, kaip yra su statybos leidimais, ar yra duotas leidimas, kokia yra to projekto lokacija pagal Vilniaus, jeigu kalbėsime Vilnių, aišku, pagal to miesto detalų planą, ar viskas atitinka, kad ten bus galima tą projektą paimti ir padaryti. Tai va, tai dar vienas iš niuansų, ar bus galima naudotis vadinamo taip escrow sąskaita, kitaip tariant, ar tos pinigus pervedate tiesiog į to vystytojo sąskaitą, ar pervedate į depozitinę sąskaitą, pavyzdžiui, pas notarą arba kažkokią kitą instituciją. Na, tai dažniausiai bus pas notarą. Ir tos pinigus tai visos tai paima tada, kada yra padaromi tam tikri darbai. Tai vėlgi išsiaiškinkite, kas per vystytojas, kokios yra sutarties sąlygos, kokia yra patirtis, ar ta komanda, ar tas žmogus jau turi patirties būtent toje srityje. Tai yra pirmas punktas. Antras punktas, į ką atkreipti dėmesį, patalpų paskirtis. Ir šitoje vietoje labai retu atveju loftai bus gyvenamosios paskirties. Tikrai, tas yra retas atvejis. Dažniausiai tai bus kažkokia tai komercinė paskirtis, tai bus viešbučių, kūrybinės dirbtuvės ar dar kažkas tai. Į kokią paskirtį aš neinvestuočiau, tai jeigu tai būtų sandėliavimo paskirtis arba gamybinė paskirtis, jeigu tokia, tai yra tai visiškai toli nuo gyvenamosios paskirties, tai tikrai ultra rizikinga. Aš tokius dalykus tiesiog atmetu. Tad jeigu tai yra gyvenamoji paskirtis ir yra loftas, iš karto šviečiasi gera investicija ir tikrai reikėtų tą keisą panagrinėti iš anksčiau. Kodėl tai yra svarbu? Dėl to, kad jeigu jūs, pavyzdžiui, turite gyvenamosios paskirties patalpą, ar kas tai bus butas, ar loftas, vėliau reikia iš karto pagalvoti, kaip mes jį parduosim. Tai čia bus paskutinis 7 punktas. Čia užbėgu šiek tiek įvykiams už akių. Dėl to, kad, pavyzdžiui, jeigu mes turim gyvenamosios paskirties turtą, tai dažniausiai klientas pirks su paskola. Tikrai dažna situacija. Ir gyvenamosios paskirties turtui duos kaip standartas 15%, tai reikės pradinį turėti. Na, o, pavyzdžiui, komercinės paskirties turtui reikės 30-40% pradinį. Tai vėlgi, tai yra svarbus dalykas dėl būtent paskirties. Kitas dalykas, jeigu paskirtį keisite vėliau patys, tai vėlgi gali kainuoti nuo 1,5 iki kokių 9 tūkstančių eurų ir užtrukti nuo 3 iki praktiškai begalybės mėnesių, nuo 3 iki 9 mėnesių užtrunka paskirties pakeitimas. Bet vėlgi tai yra papildomas kaštas ir prie tokios mažos kvadratūros tas kaštas procentiškai sudaro tikrai reikšmingą dalį. Dėl to patalpų paskirtis yra labai labai svarbus dalykas, įsivertinkite, kokia ta paskirtis yra. Ir kitas dalykas, dar tokia, sakykim taip,
informacija, kuri vaikšto vėlgi pakankamai viešai, tai yra tai, kad Vilniuje ir kitose savivaldybėse savivaldybės bando uždrausti, riboti ir bauduoti gyvenimą negyvenamosiose patalpose. Tai vėlgi tą reikia atkreipti dėmesį, kad politiškai investavimas į loftus yra pakankamai rizikingas dalykas, taip kad tokį sprendimą priimdami jūs prisimate didesnę riziką. Trečias dalykas, į ką atkreipti dėmesį, kuris yra vėlgi super svarbus, tai yra mokestinis klausimas, bet šiuo atveju aš kalbu apie PVM. Ir tai reikia išsiaiškinti su vystoju, ar tas pastatas bus registruojamas kaip rekonstrukcija, ar kaip nauja statyba, kelintų metų jis yra statybos ir kitaip tariant, ar ta kaina yra jau su PVM, ar PVM dar bus ant viršaus. Lygiai taip pat svarbu yra įsivertinti, ar kai jūs pardavinėsite, jeigu nuspręsite tą projektą tiesiog nupirkti kaip išankstinis, tai kaip aš darau, nuperkate kaip išankstinis, jį padaro ir parduodate. Ar parduodami jūs turėsite susimokėti PVM valstybei. Jeigu jūs turėsite susimokėti PVM, vėlgi įsivertinkite savo pelningumą, nes tai vėlgi mažina jūsų pelningumą ir potencialiai, jeigu reikės sumokėti PVM, netgi kartais galite nueiti ir į minusą su tokia investicija. Taip kad įsivertinkite mokestinį klausimą, pasikonsultuokite su finansininku, pasikonsultuokite su pačiu vystoju. Čia jau konkrečiai kalbu, būtent kaip kalbu apie PVM klausimas, kaip bus įsipenšimas. Nes nuo pelno, kad GPM reikės susimokėti, tai čia net nekvestionuoju, net apie tai net nekalbu, tiesiog manau, kad tai yra normalus dalykas, tą tiesiog darysite ar kaip mažoji bendrija, ar darysite kaip individualus asmuo, čia jau bus skirtingai, bet iš principo šitą klausimą aš tiesiog padedu į šoną, nes tai yra visiškai kita didelė tema, kaip strateguoti savo finansus, kai žaidžiate investuotojo žaidimą. Ketvirtas punktas, kuris mano galva yra vienas irgi iš esminių, tai yra lubų aukštis. Ir šitoje vietoje, ypatingai Vilniuje, labai daug yra loft tipo butas. Ten aukštos lubos, 2,7 metro. Nu, kamo, prasme, tai yra tiesiog normalus lubų aukštis ir čia nelabai ką ant toje antresolį ir padarysi. Pakankamai dažnas variantas Vilniuje yra 4,3 metro lubos ir tai skaitorisi toksai, standartinė situacija. Ir kodėl tas 4 metrų ta riba yra tokia, man nelabai patinkanti. Nes įsivaizduokite, jeigu visos lubos yra nuo grindų iki pat viršaus, tarkim, 4 metrai, tai reiškia, reikės sudėti grindų dangą, reikės sudėti kažkokį tai izoliacinį sluoksnį nuo triukšmo, tada reikės padaryti perdangą, kurios storis bus bent jau 15 cm, tai reiškia, iš mūsų 4 metrų išsimeta 20 cm vėl dėl grindų apačios ir dėl perdangos. Ir taip pat lubas, žiūrint, kaip jūs renginėsite, tarkim, jeigu nieko nedarysite, tiesiog nudažysite, nepraradom aukščio. Bet mes jau turime 3,8 metro. Tai reiškia, kad apačia 2 metrai, tai jau vaikštai, bent jau aš esu 1,90 m ūgio, tai man tarpelis lieka, o viršų jau turiu vaikščioti praktiškai pasilenkęs. Tai tie 4 metrai jau yra mažokai, nebent bus žemesnis žmogus. Tai idealiu atveju, premium, jeigu būtų 5, virš 5-6 metrai, super, būtų labai labai gerai. Bet jeigu loftas yra ten 3 metrai lubų aukštis ar 3 kablelis ten kažkas, tai aš į tokius esu linkęs neinvestuoti, nes vėlgi, kai pasidarys perdanga, jisai atrodys tikrai nekaip ir niekas nenori į antrą aukštą užlipęs ropoti iki savo lovos. Vėlgi, šitoje vietoje geriau yra atsirinkti tinkamą objektą, nes jį po to parduoti bus lengviau. Nes vėlgi, pinigus uždirbsite tada, kada jį parduosite. Jeigu parduoti bus sunku, jeigu turėsite netinkamą, nelikvidų objektą, pinigų elementariai neuždirbsite. Labai paprasta. 5 dalykas. Lokacija ir dar kartą lokacija. Atrodo common sense, suprantamas dalykas, bet lokacija yra super svarbu. Kur randasi tas loftas? Kas aplinkui jį randasi? Pavyzdžiui, visai neseniai buvo paskelbtas projektas ten Zatielos gatvėje, kuris yra visiškai šalia geležinkelio bėgių. Ir man truputį taip nuojauta savo, kad galbūt reikėtų palaukti kito objekto, dėl to aš jį praskipinau. Kaip ir lokacija gera, nes naujininkai naujamiestis labai tvarkosi, labai viskas tenai gražėja, ten super važiuoja. Bet jeigu yra visiškai šalia bėgių, gal ne visai. Žiūrėk, teisingai suprasti, aš manau, kad ten bus pelningas projektas, bet aš asmeniškai nenoriu į jį lysti, nes jeigu atsiras kažkokių nenumatytų rizikų, jį parduoti bus šiek tiek sunkiau negu tos objektus, prie kurių nėra šalia geležinkelio bėgių. Su lokacija, kas yra vėlgi svarbu, pažiūrėkite, koks yra susiekimas, kas yra aplinkui, bet iš esmės, kalbant apie lokaciją, reikia suprasti, kad jeigu kaina yra tikrai labai maža, lokacija turi mažesnę reikšmę. Jeigu kalbėsime apie loftus, vis tiek didžiąją dalim tai bus kažkas tai centras, naujininkai, naujamiestis. Jeigu tai eina kalba apie kažkokią, naują Vilnių ar kažkur kitur, čia jau visiškai atskira kalba. Aš į tokius dalykus greičiausiai nelyščiau, nes vėlgi likvidumas bus mažesnis. Kodėl? Dėl to, kad statistiškai loftą yra linkę pirkti apie nuo 5 iki 10%
žmonių. Tai reiškia, jeigu mes turim 100% žmonių, kurie ieško nekilnojamo turto, tik tais 10% jų bus linkę arba ieškos lofto. Tai reiškia, mes pataikome į pakankamai siaurą ratą žmonių ir jeigu tas siauras ratas dar susiaurėja dėl to, kad lokacija yra nutolusi nuo centro, vėlgi turim problemą su likvidumu, turim problemą su pardavimu. Tame tarpe turim problemą su pelningumu. Tai vėlgi, jeigu renkamės loftą, rinkimės į geroj lokacijai, rinkimės į centrinį lokacijai. Šešta dalis. Preliminariosios sutarties sąlygos. Šitoje vietoje vėlgi kritiškai svarbu yra dar prieš sumokant avansą išsiaiškinti, kokia tai yra mūsų rezervacinė sutartis. Nes jūs pradžiai susimokate pinigus, dažnu atveju susimokate kažkokį tai avansą, dažnu atveju 10% yra prašoma, vėliau sumokama didesnė dalis ir dar truputėlį vėliau likusi dalis. Bent jau man visą laiką teko sumokėti visą lofto kainą iki dar jį pastatant. Tai dėl to tą kainą gauni iš anksto ir mažesnė. Tai šito vietoje išsinagrinėkite savo išankstinę sutartį, pažiūrėkite detalėsios sąlygas, labai paprastai galite tą analizę padaryti. Jūs galite tiesiog dabartiniais laikais sukelti tą sutarties draftą į dirbtinį intelektą, užduoti esminius klausimus, su kokiom rizikom aš susiduriu, ar tai yra standartinės sąlygos, ar čia aš prisiimu kažkokius tai įsipareigojimus, kurių galbūt negalėsiu vykdyti. Tiesiog pasitarkite, kad ir su to pačiu dirbtiniu intelektu. Tas irgi padės suprasti, kokios tos yra sutarties sąlygos. Kitas dalykas, kas vyksta, jeigu vystojas nepastato lofto, kas vyksta su jūsų pinigais, kokios yra baudos ir grąžinimo sąlygos, kokios sąlygos ir jeigu jūs nusprendžiate, pavyzdžiui, tą loftą perparduoti dar nepabaigus projekto. Vėlgi įsitraukite sąlygą, kad jūs galėtumėte tą padaryti. Kaip tariant, kol net jeigu projektas dar nėra baigtas, kad jūs jį galėtumėte perduoti kažkokiam tai kitam žmogui. Nes vėlgi tai yra dažna situacija, kuri nutinka. Tarkim, vystojas dar nebaigė pastatyti ir aš jau turiu klientą, kas nori lofto ir jam tinka perimti tą sutartį iš manęs ir aš jau galiu uždirbti pinigus, netgi nepabaigus to projekto ir netgi juridiškai jo neužregistravus ant manęs. Tai yra ideali sąlyga. Bet jeigu jūsų vystojas to neleidžia, tai turėsite tam tikrą problemą. Pasinagrinėkite sutartį, kokią sutartį jūs pasirašote. Ir šito vietoj aš sakyčiau, kad vienas iš tokių svarbiausių vietų tai yra mokėjimų grafikas, sąlygos, kas vyksta, jeigu vystojas nepadaro arba jūs nesumokate, irgi baudos vienai ir kitai šaliai. Ir trečias dalykas tai yra galimybė tą projektą perleisti, parduoti anksčiau, negu jis yra pastatytas. Ir septintoji dalis, 7 punktas, apie ką reikia pagalvoti ir įsivertinti, apie ką aš iš tikrųjų kalbėjau per visus šitos 6 punktus, tai yra jūsų exit strategija arba jūsų pardavimo scenarius. Tai vėlgi, pasižiūrėkite, apie ką aš jau kalbėjau, kad, kaip ir minėjau, loftus linkę pirkti yra 5-10% visų pirkėjų, kurie nori pirkti savo būstą. Tai vėlgi pasirinkite gerą lokaciją, atitikite visus tos punktus, apie ką kalbėjau. Pasižiūrėkite, kad būtų gera energetinė klasė. Taip, nes vėlgi, jeigu bus prasta energetinė klasė, vėlgi klientų sumažės. Tada įsivertinkite, ant kiek tas projektas yra pelningas, kokia ta jūsų yra exit strategija. Tai kokia yra dabar kaina, kokia preliminariai kaina galėtų būti, kai jūs parduosite, koks tas jūsų metinis pajamingumas, kiek kainuos pardavimo paslaugos, kiek kainuos notaro paslaugos, jeigu dar potencialiai gali atsirasti kažkokių tai kitų kaštų, kokie tie kaštai galėtų būti. Taigi, tai tariant, susiskaičiuokite savo tą visą business case, kas gaunasi ir taip pat pasidarykite scenarius. O kas jeigu vėluos pastatymas ir manau, kad yra labai normalu, kad vėluos papildomus 6 mėnesius, tai yra super normalu. Ir kas jeigu parduosite, teisingai suprasite, neparduosite per vieną dieną, čia labai retas atvejis. Ir kas bus, jeigu pardavimo trukmė bus 3, jeigu bus 6, jeigu 9 mėnesiai, o gal netgi visi metai. Pažiūrėkite, kas gaunasi su jūsų pelningumu ir ar jūs tenkina, sakykime, netgi tas pats negatyviausias scenarius. O kas bus, jeigu rinka pavažiuos 20% į minusą, kokia bus tada mano nekilnojamo turto vertė. Tai vat, pasižiūrėkite visą tą situaciją finansinę, koks yra tas mano exitas, kiek potencialiai aš galiu uždirbti, jeigu bus tas geras scenarius, jeigu rinka toliau augs 6-8% per metus, jeigu viskas bus taip, kaip aš planuoju, ok, faina, koks tas mano vidutinis scenarius ir koks tas mano bus prastas scenarius, jeigu projektas užsitęs, jeigu pardavimas užsitęs, koks tas gali būti mano prastiausias scenarius. Ir jeigu tas komplektas scenarijų jūs atrodo tenkinantis, ok, galima priimti sprendimą investuoti arba neinvestuoti į tą objektą. Tai tiek trumpai apie tos 7 dalykus, į ką atkreipti dėmesį. Taip pat žadėjau pasidalinti informaciją, o ką darysiu su tais uždirbtais 35 000 eurų pelnu, ką uždirbau iš savo projekto Laisvės prospekte, kurį pardaviau. Kur tos dėsiu pinigus, iš esmės yra 3 dalis, kur tos pinigus esu numatęs padėti. Tai reiškia, pirmoji dalis, tai yra dalį pinigų, tai yra 20% išsimokėsiu kaip bonusą. Dabar ką tai reiškia? Kai kiekvieną kartą, kai darau kažkokį tai projektą, vėlgi, teisingai darau, tai reiškia, aš tiesiog nupirkau, palaukiau, pardaviau, nėra čia kažkoks didelis darbas. Bet kokiu atveju, jeigu aš kažkokį tai objektą
darau kažkokį tai investicinį sprendimą, kiekvieną kartą, kai uždirbu pelną, aš išsimoku bonusą. Tai yra svarbu dėl vėl psichologinio aspekto, nes jeigu tu uždirbai pelną ir negavai savo jokio malonumo, jokio nenusipirkai faino dalyko, nu tai kam tada daryti? Na? Kad daryti vien dėl to, kad tik tai skaičiai didėtų, nu, nėra visai įdomu. Na? Tai reiškia, išsimokėsiu 20% bonusą, tai reiškia, bet tas bonusas ne vien tik man, tai reiškia 10%, 3,5 tūkstančio eurų man ir 3500 eurų mano žmonai Ievai. Kodėl tas yra svarbu? Tai dėl to, kad vėlgi, man santykiai yra labai svarbu ir aš manau, kad santykiuose žmonės turi būti lygus, lygiaverčiai. Dėl to mane žmona labai palaiko mano projektuose, visą laiką mane paskatina ir palaiko daryti įvairiausius investicinius sprendimus. Kartais jie būna geri, kartais jie būna blogi, viskas okay, viskas to yra ok, bet man labai svarbu yra palaikymas, kai mano antra pusė mane palaiko. Dėl to pelno bonusas yra po lygiai dalinamas abiem pusėm. Manau, kad tai yra labai sąžininga ir tai galų gale gerina santykius ir man didina motivaciją daryti ir siekti daugiau. Antra dalis, kur padėsiu, dalį uždirbtų pinigų, tai aš kitą 20% aš investuosiu į Indemo. Ir ačiū Indemo platformai už tai, kad remia šitos video ir taip mes galime skurti daugiau video ir gali būti sumontuoti, tai ačiū dar kartelį Indemo. Ir kodėl aš dalį pinigų priparkuosiu į Indemo? Pirmoji priežastis tai yra diversifikacija į kitą lokaciją. Tai aš jau kaip minėjau, kad Vilniui turim tą situaciją, kad turim objektyvę karo grėsmę, turim objektyvę savivaldybės grėsmę, kad nori bauduoti ir bauduoja tuos, kas gyvena loftose. Dėl to, vėlgi, visus pinigus palikti toj pačioj lokacijoje, mano galva, yra pernelyg rizikinga. Ir per Indemo platformą aš galiu iškelti dalį savo kapitalo, į šiuo atveju į Ispaniją, ir vėlgi turėti tą vadinamą tą NT exposure, aš turiu tą pačią sritį, šiek tiek kitokią, turiu kitaip veikiančią, bet aš turiu tą pačią nekilnojamo turto sritį. Nes ką daro Indemo, tai Indemo tiesiog perka iš bankų nemokės paskolas, tą nekilnojamą turtą, kuris yra ten toje paskoloje, parduoda, tą paskolą sutvarko ir tuos pinigus, kadangi susirenka pinigus iš investuotojų, tuos pinigus, kuriuos uždirba, tą pelną padalina vėlgi taip pat investuotojams. Tai man šitas dalykas labai tinka ir tinka ir patinka pati grąža. Kuo dar man patinka Indemo šitoje vietoje, tai yra tai, kad skirtingai negu perkant visą nekilnojamą turto objektą, aš galiu investuoti mažesnėm sumom, aš galiu investuoti nuo 100 eurų, aš galiu padėti 1000, 5000, kitaip tariant, aš galiu lankščiai reguliuoti sumas, kas man labai paranku yra šiuo atveju, nes 20% vėlgi pinigų aš galiu tiesiog paskirti, ten 7000, 15000 eurų, aš galiu tiesiog įmesti į Indemo ir juos iš karto įdarbinti. Tas man yra labai priimtina. Ir kalbant apie Indemo, mano galva tai yra ta platforma, kuri tikrai veikia puikiai, tad jeigu dar nesate bandę šitos platformos, aš labai rekomenduoju ją bent jau išbandyti ir pasižiūrėti, kaip jinai veikia detaliau. Jeigu jau nuspręsite atsidaryti paskyrą, panaudokite nuorodą, kur yra žemiau. Su investavimu, kas tikrai veikia, tai veikia elementarius darimas. Aš pastebiu, kad daugelis žmonių pasižiūri video, tie video atrodo protingi, o kaip šauniai pašnekėjo kažkas ir aš galbūt gyvenime kažką taip ir padarysiu. Ir žiūrėk, jeigu jūs šiandien neturite tiek kapitalo, kad nusipirkti visą loftą Vilniuje, jūs galbūt galite pradėti nuo mažesnių sumų su platforma Indemo, pakaupti ten kapitalą ir vėliau investuoti į tą patį loftą Vilniuje. Bet esminė vieta yra paimti ir pradėti. Tai šiandien galėtų būti visai geras darbas, paimti, atsidaryti platformą, užsiregistruoti, pažiūrėti, kaip ten veikia ir vėlgi viskas darosi vadinamu daromuoju būdu. Ir trečioji dalis, kur padėsiu likusius pinigus, tai tikriausiai jau pakankamai aišku darosi, tai kad pirksiu dar vieną loftą. Tai tiesiog luktelsiu, nes dabar nėra man norimų pasiūlymų, sklando gandai, kad startuos naujas projektas Vilniuje, tai ten aš vėlgi imsiu naują projektą, naują loftą, vėlgi, jeigu atitiks visus šitos punktus, apie ką aš kalbėjau. Kodėl? Nes pakankamai geras pelningumas ir turiu patirties šitos srityje. Tai tokie mano planai su pinigais. Dalis kaip bonusas savo žmonai, kita dalis į Indemo dėl diversifikacijos ir tai, kad galiu investuoti lankstesnę sumą. Ir trečioji dalis perkam vėl tą patį nekilnojamą turtą ir sukam toliau tą ratuką investavimo. Tai ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi, kad šita informacija buvo vertinga ir kad kažkiek bent jau prisidėjau prie jūsų finansinės edukacijos ir kad tai padės jums priimti geresnius finansinius sprendimus. Ir dar kartelį ačiū platformai Indemo už tai, kad remia šitos video ir kad aš galiu kurti daugiau šitų video jums ir tikiuosi sukurti vertės jūsų finansiniam raštingumui. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki pasimatymo kitos video. Iki.